Sveiki. Kur ta šviesa? Aš nežinau. Aina. Taip, tai čia mes ką, turėsim visokių pasiimti daiktų. Čia reikia viską atkrauti. Dabar važiuojame į Kluoną, pažiūrėsim, kas ten liko. Kokie ten yra visi daiktai, kuriuos palikom prieš metus. Ar ten neprilijo, pavyzdžiui, barstogą. Ar ten neatsirado nors daugiau skylių. Tai važiuojame ir pažiūrėsim. Jo, pažiūrėsime. Metus laiko nebuvo. Jo, metus laiko nebuvo. Tai aš sakiau. Aš visą tai pasakiau. Čia, žinokit, mėly žiūrovai, čia mane visą laiką kontroliuoja balsas iš už kameros. Tai va. Tai tiek. Žodžiu, prieš metus buvom paskutinį kartą Kluone, dabar važiuojam pažiūrėti, kas ten vyksta, kaip ten viskas atrodo. Niekas nematys. Amžių akmenis nuridenam. Žiūrėk. Kur? Ką čia organizuoji? Žiūrėjom į kitą pusę. Bet pradžiai nuimk signalkę. Traukt? Ne, prilies normaliai. Taigi priliečia. Va. Viskas. Smalsiau į kamerą. Yra grindis. Vau. Na ką, ruošimės tada festivaliui. Daug visokių dalykų. Ruošimės, turiu reikalų, žinokit, dabar jau baigit su tais filmavimais. Pašluota mano draugas. Siurblys turi būti. Taip, tuo mes ištrauksim čia viską. Labadiena. Prisistatykite. Aš esu Severija. Pirmasis dalyvis mūsų. Tuopinis sfinksas. Drugelis. Taip. Kas čia yra? Čia mano Britnė, susipažinkit. Modelis mano. Tata, kokia eik? Ne. Taip, prodiuseris apžiūri viską. Teta. Tai kokia lėlytė, teta? Kodėl Čia lėlė yra? Kodėl jinai klito vieną ranką? Šiais metais, kaip niekada, Kluonas bus labai gražus. Nu, mūsų Kluonas laikas gražus. Bet, žodžiu, šiais metais Severija puošia Kluoną savo darbais. Matei? Ne. Bet labai smagu atrasti. Važiuojam, pažiūrėsim, ar saldus cukrus dirba. Prisidės prie mūsų. Norim pakalbinti, ar pasirašysite ir atvažiuosite į mūsų festivalį šiais metais. Su šito autobusiuku. Va. Saldus cukrus, sakė, tikrai bus labai gerai. Gerai. Sveiki. Sveiki. Mes net festivalio negalim suorganizuoti, bet tavo pagalbos. Jūs netgi festivalio negalit suorganizuoti be mano pagalbos. Vis dar filmuoji. Filmuoju aš. Vis dar montuoji. Viskas. Puh, už tai. Štai mes ir Kluone. Sofa. Sofa. Sulaužiau kažką ką tik. Šiandieną įvyksta sofų gavimo, atvežimo ir visos logistikos procesas. Kiek dar liko, Severija? Turime paskutinę sofą šį vakarą. Tai kelinta jau čia sofa? 1, 2, 3. Nežinau, 4 turbūt. Žmonės sakė, tik imkit. Niekas neduoda kilimų ir kėdžių, visi apmėtė mūsų sofom. Atvažiavom pasiprašyti daiktų. Taigi, pas ką mes čia atvažiavom? Atvažiavom pas legendinį Woody, kuris visada mums padeda. Nu, kaip čia, meną reikia gelbėti. Palauk, tai, bet kaip šitas laidas? Tai šitas laidas, jis tik toks ir buvo, mes kito, dar turėjom. Jisai buvo daug. Aš žinau, apie kuriuos tu 5 gal. Kas čia? O čia yra dovanos.
Vilniaus meduoliai dovanoja mums. Visokiausių, pažiūrėk. Laivai, žuvytės, žmogeliukai iš Reko. Vėl žuvytės. Nu, žodžiu. Va, ateina Jūratė. Dieviška plaukia? Kaip mūsų renginiai be Jūratės? Nu, niekaip, jokios legendos nesukursit be manęs. Tai va. Va. Ir štai iš Pinigus čia perdodas. Pinigus. atplaukia dieviškai Jūratė. Aš galvoju, čia Ta kaip debesų puta. investicija į festivalį čia pinigais. Tiek. Tai tiek šiam kartui, žiūrovai, viskas baigta. Ir štai koks mūsų oras pasitinka. Nors šiandien jau yra festivalio atidarimas. Lyja. Tai gerbiami vyriškiai, atstovai, pasakykite, kas jums šovė į galvą, kad jūs pasikvietėt labai teatrą ir staiga atsirado legendų vakarai. Aplinka pati įpareigojo, kadangi gavom šitas patalpas ir norėjom jas išnaudoti efektyviai ir naudingai, kad visiems patiktų. Iš tikrųjų, kad tokius puikius kolektyvus surandat šitiems vakarams ir trečius metus vis daugėja žiūrovų, tai čia nuostabu. Ačiū, tada aš jūs praleidžiu. Jauniausioji sesuo ir sako, aš eisiu ieškoti broliuko. O jis ir atsakė, kur tu eisi, kvaila būdama. Diena ir jūs jau nespėjot. Ateikit rytoj, poryt ir užporyt į nuostabiai gražų Verkių. Ką tokį? Dvaro kluoną. Dvaro kluoną. Dvaro kluoną. Legendinis startas. Publikos anšlagas. Spektaklis nuostabus. Atmosfera gera. Paroda dar yra. Ir dar meduolių duoda. Fantastika. Neauktis pradėjo. Bet viena tokia nemalona. Kaip tik vėjas nuo tos pusės, aišku. O ne? Sakai bus? Va. Vandens. Užteks? Gal. Nu gal šį kartą užteks. Nėra, nešti gudačių taip, greičiau pabėgti. Bet kas tas gudačius, ką reikia nešti? Sako, kad gudačius yra kailis, yra visiškai teisi šita mama, taip, tai yra kailis. Pribėgom tokį labai gerą kamuoliais, tokį numatintą bokštą, o tokį viršų žiūrinti, galvojam, čia pasislėpsim, tokus bokštas, nu, kamuolį tiklai aptins. Ir tik dureles pravėrėm ir žinot, ką išgirdom. Ir dar mes niekur nesiskirstom, nes Guoda Korsakaitė, scenografė Guoda Korsakaitė, kaip ir vakar, parašė jums dirbtuves, kuriuose jūs pasigaminsit judantį laumžirgį. Taip. Taip. Aš dabar tyriu savo mamą. Mylėti savo mamą, tęstis į senelius, į močiutę. Pasiruošus visada, gaisrininkų brigada, kad apsaugotų medalą, dedam apsauginį šalmą. Tu matai, koks ekstremas. Kalbums.
A, šviesos, tamsos. Okay, Žinok, ten trukdo, nes ten tai iš visą laiką ten trukdydavo tos akis dvi. A, gerai. Pranciškus be žado. Nu, čia yra inžinerinis stebuklas. Žadėjo, kad nelis visą dieną. Žodžiu. Pas mane telefone aiškiai parašyta Saulė. Sraigė eina. Vo. Šiandien, kai aš pristatinėsiu, uždėk man tokį reverį ant mikrofono. Tokį reverį, kad aš taip galėčiau. Arba tokį biškį dėlį. Ne, reverį užteks. Nereikia dėlėjos. Tokį reveriuką. Ir tada taip, būtų. Kai aš sakyčiau, bas. Tai čia dėlėjus reikia tam. Ne, aš juokauju su bas. O su la. Prasideda 3 legendų vakarų diena. Ir šiandien vakare nuo 6 valandos jaunieji menininkai siautės. Severija ir Company su savo kolegiam rodys objektų spektaklį Lapsus Memory apie sapnus. Toks turėtų žiūrovus aplankyti toks srautas, sapno srautas. Ir paskui Severija ves tokias mistiškas koliažų dirbtuves. Iš jos išrabino. Kaip toli gyvenęs nuvežė, kad jis 3 dienas keliavo, kol parkeliavo namo. Reikėtų pasakyti, kad mums labai smagu jūs visą laiką matyti ir ypač tos veidus, kuriuos mes matom metai iš metų, nepaprastai malonu matyti veidus, kurie yra nauji. Ponios ir ponai, panelės ir ponaičiai, jūs sveikina labai teatras! Labas! Lampučiaskas! Stop! Festivalis baigėsi. Dabar yra diena po. Dabar reikia viską tvarkytis. Einam. Kaip nugaras skauda. Na, gražu. Mūsų staliukas jau laukia svetelių. 0, parodyk 0. Yra ten ant etiketės 0. Čia jau ką tai ne alkoholinis, kad čia paskui neprikaišiu. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Mes jau galvojam, jūsų iš darbo neišleidžia. Mes neturim darbo. Neturim darbo, bet turim tik hobį.